lengviausias asanas, aš pati galbūt galėčiau papasakoti iš mūsų praktikų. Labai naudinga asana, labai maloni asana yra kūdikio asana, kada mamos kojos būna modifikuojama šitą asaną, plačiai pravertos ir mamytė tada išsitempia nugarą rankomis į priekį, kaktą prispaudžia prie žemės, tai šitą asaną labai tokia atpalaiduojanti, tas kūdikis taip vadinamas. Toliau katė ir karvė. Tai kai mama būna ant 4, ar ne, ant žemės ir tada žiūri į viršų, į apačią. Vėlgi nugarai, nugaros raumenims, stuburui, nuima nugaros skausmus. Šita labai dažnai naudojama asana nėščiųjų jogoje ir jinai iš tikrųjų yra ir maloni, ir saugi, ir galima ją praktiškai visuomet naudoti. Dar dažnai paminiu, kad galima tą pačią stovinčią karvę arba stovintį katiną daryti. Tada atsistojusi mama tiesiog atsistoja ir daro tą patį, kad darytų ant žemės, bet tiesiog nugarą priekį ir žvilgsnis į viršų, vėl išsigubė ir į viršų. Tai šitie pratimai nugaros skausmams padeda palengvinti. Kas dar? Malasana, tai jogo įtupstas, kada mes tiesiog atsitupėme į gilų įtupimą, kojos plačiai ir mes laikome save tvirtai ant pėdų įtupste. Šitą asaną padeda atsiverti dubeniui ir taip pat stiprina mūsų šlaunis. Bet svarbu paminėti, kad jeigu yra jau 34 savaitės arba daugiau ir kūdikėlis nėra įsitaisęs žemyn dar galvite, tai tada šitų asanų neatliekame, tų gilių įtupimų, bet šiaip jie labai tokie terapiniai, malonūs. Ir dar labai, kas man pačiai patinka, kur aš jaučiu tikrai pozityvų tokį pojūtį, tai yra visi klubų sukimai, gali būti aštuoniukė klubų sukimas, lingavimas, gali būti ratais, tai šitie judesiai taip pat tokie, jie gal labiau netgi iš šokio praktikos galėtų būti paimti, bet jie labai malonus nėštumo metu taip pat. Na ir žinoma, tiesiog šavasana, ta vadinama negyvėlio poza arba atsipalaidavimas, tiesiog pagulėti ramiai jau po praktikos, kad ir ta praktika galėjo trukti 10 ar 15 minučių, bet atsipalaiduoti, atsigulti, pagulėti, jeigu jau mamai sunku gulėti ant nugaros, jinai jaučiasi nepatogiai ant nugaros, gulėti ant šono, tai iš tikrųjų kiekvieną praktiką reikėtų užbaigti šavasaną tuo poilsiu ir tiesiog, kad energija atsistatytų, regeneruotųsi.